Marine Le Pen nuo 2011 metų Prancūzijos partijos Nacionalinis frontas vadovė ir lyderė, vienbalsiai perrinkta kasmetinėje partijos konferencijoje. Partija 2014 metais Europos parlamento rinkimuose laimėjo daugiausiai vietų Europarlamente. Artėjančiose Prancūzijos prezidento rinkimuose Marine Le Pen yra reali kandidatė užimti šį postą. Marine Le Pen kalbino Euronews korespondentė Sofija Dechardin. Jūsų partija yra pirmaujanti lyginant su opozicinėmis partijomis. Ką jūs galvojate ryte, kai žiūrite į save veidrodyje? Aš ruošiuosi įvykdyti demokratinės reformas artėjančiose prezidento rinkimuose. Kiekvienas nacionalinio fronto narys siekia visomis išgalimis perimti valdžią į savo rankas ir pakeisti susikloščiusią situaciją šalyje. Kai jūs pradėjote advokatės karjerą, jūs, galima sakyti, gynėte svetimus šalius, neturinčius apibrėžto statuso Prancūzijoje. Jūs kovėtės už tų žmonių galimybę likti Prancūzijoje. Kas atsitiko su ta Marine Le Pen? Ji niekur nedingo. Reikia suprasti, kad imigracija tam tikrame etape gali tapti pražūtinga šaliai, bet to pavieniai žmonės neturi mokėti už tai, kas buvo padaryta politikų rankomis. Mes visada sakėme ir sakysime, mes ne prieš atvažiuojančius imigrantus, mes prieš tuos, kurie atveria jiems kelią. Jūs raginate sustabdyti masinę imigraciją. Tai pagal jūs, ką daryti su tais žmonėmis, kurie be dokumentų ir leidimų, ir su tais, kurie bent bando atvažiuoti į Europą ir išsaugoti savo gyvybę? Tegul jie grįžta namo. Aš esu čia, kad atstovauti prancūzų interesus. Aš suprantu tų žmonių kančias, bet mes privalome galvoti apie pasekmes. Jei jūs laimėsite rinkimus, tai sakėte, visą tai sustabdysite. Jūs buvote Lampedūzoje ir matėte tų žmonių kančias. Viena yra pasakyti, sustabdykite laivus ir siųskite juos atgal, bet ar jūs juos praplukdysite? Ar jūs buvote Lampedūzoje? Taip. Jūs tikriausiai matėte jaunuolius, kurie atvyko į Europą dėl to, kad jie buvo įtikinti, kad Europoje yra darbo. Dėl to, kad mes jiems leidome tikėti, jog čia yra Eldoradas. Jie yra melo aukos, kaip ir prancūzai, kuriems sakoma, prašome atlaisvinti vietas, nes atkeliauja kiti. Mes negalime to daryti, nes nebėra laisvos vietos. Tai jūs norite Prancūziją išvesti iš Europos Sąjungos? Bet jei Prancūzija viena tai bandys padaryti, bus labai sunku. Aš nebūčiau tokia tikra, nes šalis, kurios nepriklauso Europos Sąjungai, puikiai verčiasi ir be jos. Bet jos niekada ir nepriklausė eurozonai. Štai jums ir skirtumas. To šalis, kurios jau įstojo, tai joms kelio atgal nebėra. Yra, bet sunku iš ten išeiti, mes nežinome, nes nebuvo dar tokio įvykio. Tikrai taip. Mus panaudojo kaip bandomuosius triušius, patalpino į bendrus europietiškus namus, kurie visai nepanašus į tuos, kurie mums buvo žadėti. O dabar sako, mes neapgalvojame išėjimo mechanizmo. Tai kažkokia namų lygio politika, tai tiesiog nerimta neapgalvoti išėjimo mechanizmų iš Europos Sąjungos. Ar jūs matote, ką mes pastatėme? Mes pastatėme namus, kurie primena kalėjimą. Visi įeina ir niekas neišeina. Ką jūs galvojate apie žmonės, kurie kritikuoja savo darbdavius? Tai priklauso nuo konteksto. Jeigu žmogus išsako savo nepasitenkinimą atvirai, tai kodėlgi ne? Kritika gali būti ir konstruktyvi. Tai ką jūs veikiate Europarlamente? Juk būtent Europarlamente jūs gaunate didžiumą savo pajamų. Panelė, aš nedarbuotoja. Ar aišku? Aš nesu Europos Sąjungos samdinė. Aš esu išrinkta atstovauti žmonėms. Atleiskite. Aš esu išrinkta žmonių, kurie tiki, kad nacionalinio fronto kandidatai turi turėti daugiau vietų politinėse institucijose, kad apsaugoti žmonės nuo Europos Sąjungos. Ar jūsų ideologija artima Vladimiro Putino? Aš pritariu dalį Putino minčių dėl ekonomikos. Tai prasidėjo ne vakar. Nacionalinis frontas nekeitė savo pozicijų šiuo klausimu. Mes visada džiaugsmingai sutikdavome valdžią, kuri netarnavo sistemai ir kuri ėmėsi statyti nacionalinio patriotizmo ekonomikos. Tai sakote, kad žavite šiuo žmogumi? Taip, aš žaviuosi jo sugebėjimu išlikti ramiu. Europos Sąjunga po JAV spaudimų sukėlė šaltąjį karą ir su tuo tikrai nelengva susidoroti. Aš taip pat žaviuosi tuo, kad jis sugebėjo grąžinti savigarbą į gyvenimo džiaugsmą tautai, kuris 70 metų buvo žeminama ir persekiojama. Kai kuriais aspektais į Rusiją reikti žvelgti optimistiškai, o prie kitų neprisirišti.
à regarder avec un œil positif ou au moins avec un œil impartial. Gerai, pakalbėkime apie ginčytons klausimus. Baltarusija, Sirija, Venezuela, Afganistanas ir Rusija pripažino Krymo politinį statusą. O jūs pritarite aneksijai? Tuo metu, kai vyko referendumas, tai Ukrainoje nebuvo legitimios valdžios. Ten buvo pučas. Viktoras Janukovičius pats išvyko, jo niekas nevertė, jis pabėgo. Žinoma, kad niekas nevertė, tik tai peilį prie gerklės prikišo. Aš manau, kad jei jis būtų likęs, su juo būtų susidorota. Aš galvoju, jog referendumas buvo organizuotas tokiomis sąlygomis, kurias sunku užprotestuoti, kaip ir Krymo prisijungimą prie Rusijos. Savo laiku pusiasalio prisijungimas buvo įvykdytas neatsižvelgiant į Krymą. Bet Ukraina nepavogė Krymo, tai buvo Chruščiovas, kuris atidavė Krymą Ukrainai. Taip, tai buvo dovana, bet aš mąstau, kad Krymas nenorėtų grįžti į Rusijos sudėtį, jeigu ne Ukrainos ir ES reikalavimai pripažinti valdžią, kuri buvo visiškai nelegali. ES padarė didelę klaidą, ypač dėl to, kad į valdžią atėjo nepageidaujami žmonės, visapusiški nacijai. Kalbama, kad jų yra ir jūsų gretose. Tikiuosi, kad jūs juokaujate. Kai aš kalbu apie nacistus Ukrainoje, tai turiu omenyje nacistus su nacistinė vėliava. Aš matau, kad jums priimtina, kai kalba eina apie nacistus Ukrainoje, bet likę visi kiti piktavaliai nacistai. Anksčiau nacistus smerkė už žmonių šaudymą, bet Ukrainoje jie bombarduoja savo žmonės ir niekas į tai nekreipia jokio dėmesio. Jūs prieš ar už koaliciją prieš Islamo valstybę? Pirma, norėčiau sužinoti, kiek ši koalicija yra efektyvi. Norėčiau žinoti, kas įeina į jos sudėtį. Būti koalicijoje su Kataro ir Saudo Arabija tikrai ne man. Todėl, kad šios šalis finansuoja islamo fundamentalistus. Todėl vienyti su jais beprotybė. Tai mes turėtume nesikišti? Ne, aš to nesakau. Bet pirma, kodėl ne kovoti ir su judėjimu Islamo valstybė Sirijoje? Mums sako, kad negalima, nes tai gali pakenkti Bašaro Asado režimui. Tai Sirijoje reikia kovoti? Žinoma, kad reikia, bet tik Sirijos valdžiai leidus. Tai jūs palaikote Sirijos suverenitetą, bet Ukrainos ne? Dar kartą primenu, Ukraina niekas netėjo ir niekas nevertė. Man žinoma, kad Kataras padeda judėjimui Islamo valstybę ir taip pat žinoma, kas padeda Ukrainos separatistams. Argi ne taip? Jums leidus, kai tai kalba amerikiečiai, aš abejoju. Aš abejoju viskuo, ką kalba amerikiečiai. Jums aišku? Viską, ką kalba amerikiečiai, reikia priimti ypač atsargiai. Pabaigai norėtume, kad apibūdintumėte šias 4 personas. Frankas Hollande. Netoks minkštas, kaip atrodo. Angela Merkel. Geležinė ledi. Žanas Klodas Junkeris. Veidmainis. Barakas Obama. Nusivylimas.